7:30 ryto išsiruošėm saulėtekį pasitikti prie tokio gražaus ežero. Ten kaip Druskų ežeras vadinasi ir flamingų būna. Tai va, biškį anksčiau atsikėlėm. Laukit. Ir bandysime kartu sėsti mašiniuką, važiuoti jau už pusę valandos šventę, pagaudyti gražių kadrų. Vyras pasiruošęs. Varom. Pabandysim. O, pasižiūrėk, kaip gražu tenais. Druskų ežeras. Saulė kelias, nežinau, čia plačiakampis ar matosi tais. Bet prieisim arčiau. Gerai, einam. Einame link Druskų ežerą. Žmonės čia tokius aukštus kelius. Kaip džiunglės ir biškų. Ne džiunglės iš tikrųjų. Įdomu. Galim daryti, žiūrėk, upelis. Upelis jau ten toliau jo nėra. Kaip į kairę. Visiškai svetimas landšaftas, bet jis toks kažkaip tai jaukus. Žinau, aš ryte važiavom tose gatvelėse, tie ispaniški miestai kažkokie tai turi savo atmosferą, iš tikrųjų nieko ten ypatingo. Gal dėl to, kad nėra sniego, šilta, ryte 15 laipsnių, parčioks toks vėjelis. Nu, va, apsirengėt. Turim va tokią lengvą striukelę, džemperiukas. O apačia. Nu, jeigu nebūtų vėjo, tai būtų visai gerai. Vėjelis nešaltas, toksai lengvas. Šiek tiek priduoda žvarbumo. Bet va, žiūrėkit, radom dabar visiškai padorų prieėjimą. Ir tuoj prieisime mes prie to Druskų ežero. Flamingo, aišku, turbūt nepamatysim, nes reikia čia aplink visą tą ežerą eiti. Juos rasti važiuodami iš oro uosto, kitam Druskų ežere pakeliui. Matėme flamingų būrelius tolumoj. Aišku, nebuvo kur sustoti ir prieiti ir skubėjome susitikti su savo agentu. Pūsto, tai nesustojom, nepažiūrėjom, bet čia, o, kaip gražu. Žolės. Eina savo. Patinka. Net nesuprasti, čia kaip ir toks jausmas, kaip kokiam pajūry. Gal landšaftas toks, kaip šventojoje. Maudytis tipo negalim, bet mačiau žmonės fotkinosi, kad maudosi Druskų ežere, tipo sveika maudytis, kaip Izraelį tam numirusiam ežere. Pro vanduo. Nežinau, ar kamera pertiksis, toksai rausvas. Žiūrėkit. Aš arčiau nuleisiu. Jis toks ir akmenys tokie rausvi. Nerealiai. Gerai, žinokit, saulė jau keliasi, tai aš traukiu fotoaparatą, duodu kamerytę mano žmonai, jeigu filmuosiu dar kažką, tai turėsiu to ekrane, tai tik gražias nuotraukas, pamatysit mano puslapyje.
Geruskiukas. Mojuoja. Ai, ir su dronu skraida. Droną pasiėmęs, pasislėpęs. Ir čia maskatuojasi. Aš ir galvoju, kodėl taip ramu, vyras ant kelių neguli. O, vaizdelis iš viršaus. Ai, nesimato čia, taip pasakyti. Oi, dar blogiau. Atspindžiai. Šiek tiek matosi vis tiek. Nu, pamatysit filme. Žaisliukas. O, čia žaisliukas. Kaip visą laiką Marvelas mano, kai neklauso, sako, atskris zyzė. Pridarė mums kadrų zyzė. O, ir vyras dabar negali jo pačiauti. Vas. Pagavo. Čia gražu. Sveiki visi, pagaliau grįžome nuo ežero Druskos ir pusryčiaujam. Pasižiūrėkit, nusipirkom kruasanus, o žmona ranką padėjo palyginimui.
3,5 euro vienas toks kruasanas. Čia kepiklėlė. Pusryčiam. Čia kepiklėliai kažkokioj, tai šalia mažoji visiškai ten duonos gaminiai. Tai va, prašom. Ką? Skanaus. Ir jum. Na va, papuolėm ir mes į kamštį. Nežinau, ar matysis. Sakė, nesižiūrės, bet kitaip nesimatys kamštico. Tai va, ir navigacija rodo, tai pakankamai tokį ilgą kamštį. Tai va, papuolėm ir mes. Dabar kur mes važiavom prie? Nežinau. Kažkur tai nežinau, kažkur prie jūros. O kuri vietoje pasidarė čia visą maršrutą, Arturas nežinau, tai va, bet pasižiūrėsim. Jeigu matot, turėtume važiuoti ant 90, o kaip vėžliukai judam. Nežinau, ar matosi? Nesimato. O gal ir matosi. Nesimato. Vienu žodžiu, liko dar mums važiuoti kaip ir 12 minučių, bent jau tai prašo navigacija, 6 kilometrus, bet turbūt mes čia tik tai per valandą nuvažiuosim šito 6 kilometrus, nes vos juda mašina. Vienu žodžiu, šiandien aš piktas. Niekaip negaliu prijungti didžiajaus mikrofono prie šitos kamerytės, telniai ją griebtų. Vienu žodžiu, bandysiu verstis ir be to mikrofono. Tai va, žiūrėkit, privažiavom tokį gražų vietelę, čia jau matyt visiškai pakraštys. Reljefas, ta reljefą, kaip supratau, ten tolimais. O čia jau visiškai naujas rajonas, dar įrenginėjami namai. Taip, kad žinokit, čia perspektyva. Iškart prie jūros. Tai kažkur čia buvo, sakė žmona, ant pastato reklama su telefonu. Nu, gal pamatysiu vėliau. Tai va, čia va grožis, žiūrėkit. Va, koksai vaizdas atsiveria pro langus. Einam ten dabar toliau pasižiūrėti su žmona, ten yra kažkokia tai apžvalgos vieta pažymėta žemėlapį graži. Tai parodysiu ir jum neužilgo. Nerealius vaizdelis, žiūrėkit, kaip čia bangų išdaužytas krantas, kokie kanjonai. Eina sau, reikia to ištrauksiu fotiką. Keletą kadrelių padarysiu. Vau. Ir su dronu čia reiks paskraidyti. O, žiūrėkit, grožis. Eina sau. O, žmona nori papozuoti, žiūrėkit. O. Einam iš arčiau. Pasižiūrėsim. O, nerealiai. Pasižiūrėk iš graužko. Nerealiai. Čia dar žuvyčių pagaudyti galim. Vaizdelis. Vanduo šiltas. Šiandien 21, gruodžio 23 ir 21 laipsnių šilumos. Mes nuo vėjo pasivilkę tokius džemperiukus, bet ir šiaip ant saulės su jais per karštą. Gali būti su maikutė. Vietiniai vaikšto iš tikrųjų su šortukais ir maikutėm arba suknelė, o kadangi mes vis tiek nepratę prie šiek tiek tokio oro, tai mes vaikštom ilgom rankovėm. Bet šiaip šilta atsarginiai įgriu. Šiaip tai realiai galim būtų sumaikę, tik tai tas vėjas, jeigu ten užsigrūdinęs esi, tau ne 50, o 3,9 ir mažiau. Jeigu tau dar ne 39, tai gali su maikute drąsiai važiuoti. Čia toks takelis, saulė į akis, šilta. Einam ten kažkur ant žemėlapio, netoliese parodyta graži vieta apžvalgos. Ir čia viskas gražu iš tikrųjų. Kas ten gali būti dar gražiau, neįsivaizduoju. Pamatysime užilgo. Va tai va, čia gali būti jūsų ateities būstas. Pasižiūrėkit. Kaip gražu. Baseinas. Palmės. Ir va tokie va apartamentai pristatyti. Nesimat. Čia kažkokie tai buvę seni pastatai ir kontraste naujas. Miestas kyla. Kažkas tai žiūrėkit. Čia su mašinom privažiavę žmonės, su kemperiais matyt atostogauja iš Suomijos. Žiūrėkit, Suomijoje kalėdas. Kažkoks pužiokas pasiėmė šeimą. Atvažiavo savo kalėdas sutikinėt kaip ir mes.
Prie šiltos jūros. Bet koks kelias, kiek jam čia važiuoti reikėjo, kokias 3-4 dienas. Eina savo. Bet gražu, va, sėdi žvejoja. Žmogeliai, čia kažkokie seni griuvėsiai, dar praeisime tenais. Gražią vietą, mano vyras jau pafotkinęs. Pasirodė. Taip, atvykome, čia dabar naujas objektas, Playa Fossil, vadinasi kažkoks fosilijų paplūdimys, taip išvertus iš ispanų kalbos. Čia pasižiūrėkit, kokia graži palmių alėja, kaip kokiam Kalifornijoje ar Majamyje. O čia va, prie pat jūra. Ir einam va dabar tiesiai, atsiprašau, čia kažkas lapus pučia, tai gal triukšmas bus, mano mikrofonas didžiajaus neveikia, tai toks šudeliavimasis, o čia va iš karto prieisim prie jūros, ten tas Playa de Fossil. Čia toks vaizdelis, palmės mėlynam dangoj. Pasižiūrėkit, čia tokios kotedžiukai, viskas aptverta tvorom. Ten turėtų būti gerai gyventi. Toks biškį nusirengiau su maikute, nes buvo žiauriai karšta. Toks važinėja, va, žiūrėkit, tai parodysiu su dviračiais. Maikutėm tik tai užsidėję jaunuoliai. Taip, iš tikrųjų nešalta, toks gal vėjelis, lengvas. Pasakyčiau, pas mūsų vasarą gal šalčiau Palangoj. Negu čia gruodžio 23. Taip, va, žiūrėkit, vaizdelis, nežinau, ar čia prieš saulę kas nors matosi, kaip pabandyti uždengti saulės objektyvą, bet tai eina savo. Čia nusileidimas, gražus ir va ten va, tolumoje, nežinau kaip čia prieš saulę gal užstot, gal ateisiu ar prieisiu arčiau, kažkokie kaip kasinėjimai, ten turbūt ir randa kokių fosilijų. Nerealiai kaip, koks vaizdelis, ja. Oho, gražu, blin, kur mūsų nėra. Aišku, pagyventumėm čia kokius metus, tai būtų viskas atsibodę. Kaip atvažiuoja mane žmona iš šaltų šalių, tai čia viskas gražu. Čia vietiniai turbūt ten viską jau ignorina, viskas atsibodę. Na, vaizdelis, eina savo. Laiptai kokie mediniai, medinės pakopos. Senai daryti, matyt, bet gerai išsilaikė. Su mūrų permūryti. Labai gerai. Taip, ateikit čia, pasižiūrim. Kažkas tai užrašyta. O, buvo užrašyta. Perdone mio. Kažkoks tai mikrorezerva de flora punta de la Glea. Kažkoks mikrofloros. Oi, floros mikrorezervatas. Na jo, gražu. Čia va dar takeliai tokie veda pasivaikščiojimo padaryti. O, čia kažkas nupjautas lynas, einam pasižiūrėti vaizdelio prie jūros arčiau. Tai čia va gražuma. Vau. Tokie išplauti. Nežinau, gal nesileisiu žemyn. Tu aš pensininkas, paskui neužlipsiu. Toks smėlis išplautas, bet atrodo tai kažkaip pirmykštis toksai vaizdas. Pas mus nieko tokio nepamatysi. Labai gražu. Vau. Čia nežinau, prieš saulę gal nesimatys nieko. Einam toliau. Čia kairiau. Partizanas laukia mūsų. Eisim va čia va kairiau. Tas čia fosilijas kažkur tai turėtų būti. Greit čia kažkoks toks patakas matyt, pasivaikščiojimui, hiking path padarytas. Galite smagiai praleis laiką, ypatingai jeigu turit tokią kompanionę kaip Žaneta,
linksmą mergaitę, vizginę uodegaitę. Tai va, žiūrėkit, tas takelis vinguriuoja. Ir va čia va kažkas tokio kaip iškasinėta, kaip vėl išlaužtas stulpelis, kažkas čia banditavo. Pasidarė, einam kur išlaužtas? Ai, būnam biški banditais, ateik. Pažiūrėsim, gal ir nepraeisim čia. Toks biški, nežinau, gal čia ir nevertėjo nusukti. Atoj, aš greitai nubėgsiu pasižiūrėti. Nu jo, čia taip reikia atsargiai vaikščioti. Čia va tas va, vadinamas. Čia turbūt tas ir yra fosilijos vadinamos. Čia ateik takelis kažkoks tai yra. Gal ir įdomiau, negu turi su keliais eiti. Čia toksai. Gal baudos kokios negausiu. Bet va čia va vaizdelis nuo takelio, čia to vaizdo nepamatyti. Atsargiai čia tik pavojinga, nenugriuk. Čia gerai, žiūrėkit. Nežinau, saulė šviečia, ar čia matosi kas nors. Tikiuosi matosi. Ir va. Čia taip įspūdingai atrodo. Nežinau, įdomu būtų istoriją kokią paskaityti, kas čia tokia yra. Bet va čia tai nerealiai atrodo. Toks kanjonas. Toj padarysiu nuotrauką. Čia vaizdelis koks kaip Marso kanjonai. Nu va, čia tas kalnelis. Biškį zoomą įjungiau. Parodyt, kad iš tikrųjų biškį yra tas aukštumos. Nu, aišku, kas laipioja per kalnus iš manęs pasijoks turbūt. Čia žiūrėkit, neužlipusi va tą kalną. Bet pasižiūrėjom, atsiveria vaizdelis, ten tokius irgi gal fosilijos, tos pačios. Visas eina sau visą pakrantę. Nulipimai padaryti, tai nežinau, ar mes iki galo ten darysim. Gana toli jau norisi papietaut, bet eina sau kaip gerai atrodo. Ir sakiau, didelį kalną arba mažą kalvelę. Laiptai tokie patys iš medinių prusokų permūryti su akmenais. Įspūdingai atrodo. Žmona sako, primena Kiniją. Sakaugi, mes nebuvom Kinijoje. Bet svajonę turim. Priminti Kiniją. Vien žodžio. Reikia žiūrėti filmus. Su Jackie Chan. Su Jackie Chanu, jo. Vaizdelis, ten apačioj. Žvyriukas. Eina savo vanduo kokia spalva, nežinau, čia matysis prieš saulę. Ir toksai peršiš dugnas matosi. Toks skaidrus. Ten laiptai paplūdimi. Tos toksai fosilijos, nežinau, kodėl jie vadina fosilijom. Gal ten kasinėjo, kažką rado. Jie turi žalį supratimą. O žiūrėkit, koks berniukas atlekia. Raumeningas, kačiokas. Seilės varvina. Na štai nusileidau apačion, žiūrėkit. Jėga. Ir aš šitam fone su maikonu. Kalio. Žiūrėk, mane fotkina. Kažkas čia vyksta. Žmona perėmė fotokipso operatoriaus pareigas. Gerai, einam laiptais aukštyn. Ieškosim tur papietauti ir
važiuosim sekantį objektą. Šiai dienai palei Google'us peržiūrėjau palei pakrantę. Gražius kur vaizdus ten pažymėti. Gal 6 ar 7 vietas pažymėjau. Tai dabar mes buvom antroj vietoj. Nežinau, ar mes visas spėsim važiuoti, nes jau pietus, mes dar nepietavę. Nu, bet stengsimės kuo daugiau pamatyti. Iš tikrųjų šilta, gera. Vakarai biški trumpesni, saulė leidžiasi jau po 6. Bet po 6 bus spalvos. Kai vakarykščiam filmukė vakar dienos, kur žiūrėjote, manau, prieš kelias dienas. Tai tenais spalvelės nerealios. O šitam irgi turėt bus vakare spalvelės. Šiandien pasiėmiau kuprinę, visokių pakrovėjų, powerbankų. Tai manau iki vakaro energijos ne tik man, bet ir mano įrangai užteks. Iki greito susitikimo prie pietų stalo. Tai vat, nusprendėm papietauti ir čia pakeliui, ieškau kito, bet pakeliui suradom restoranėlį, pasižiūrėjom meniu, tikrai kainos priimtinos, gal net pigiau kaip ir Lietuvoj, aplinka tokia vat nieko gražiai, atsisėdom, čia netoli jūra va visiškai už šitų parkingo, čia kokie 20 metrų ir jūra. Tai vat, užsisakėm, aš užsisakiau dienos meniu, radau 16 eurų ir sriuba, sriuba jau atnešė, prašau, nežinau, kažkokia trinta, turėtų būti skani, sudanytę antrą užsisakiau, steiką ir desertui pyragą. Nu, kaip iš 3 patiekalų tokias, tai visai neblogai 16 eurų. O žmona nenorėjo valgyti dienos meniu, tai šiandien tai užsakėme kažkokią vištą keptą su bulvytėm ir daržovėm. Pasižiūrėsim, kaip atneš. O čia va kaip įdomiai atnešė kavą prie kavos. Sausainiukas, tai čia gal ir daugumoje taip neša. Cukriukas, tai čia įrankiai, bet įrankiai tokie sterilūs, matyt, kažkaip supakuoti tokiuose popieriniuose maišiukose. Kažkas įdomesnio biškį. Tai suvalgiau sriubytę. Nu, kaip pasakyti, daržovių trinta. Jeigu vertinti, tai duočiau kokius 6-7 iš 10. Nieko ypatingo, bet, pavalgyt gerai. Tiesa, žmona užsisakė Coca-Cola, sakė skonis kitoks nei pas mus. Visiškai, nežinau, pasnai. Čia tokia original taste parašyta, ką žinau. Paragavau, tai tikrai biškai kažkoks prieskonis, ispaniškas. Su prieskoniu, bet tikrai labai skani ir nėra tokia gazuota, kaip kartais būna Lietuvoje, nes būna kartais duoda tas gazas ir tau net per nosį eina, o čia labai toks, labai skani. Šiaip nesu mėgėjęs šitų dalykų, bet skanu. Skanesnė negu lietuviška mūsų. Šiaip skanesnė. O kiekvienoje šalyje kitoks skonis visuomet skolos būna. Tai va, laukiam antro. Čilinamės ant saulės, aš tai sėdžiu čia. Namai šilta, kavinė, aš sakau kažkaip net keista, gruodžio 23, virš 20 laipsnių, su maikutė. Vėjukas toks jaučiasi, ne vasarinės, bet ne šalta. Nežinau, gal grįšiu bėgančią bus matyti. Skrido, mėgėjas palės, matėt? Aš nežinau. Taip, atnešė man steiką, parašytas steikas buvo, bet čia kažkoks kiaulienos, nežinau, net nugarinės kažkoks riebalas. Krašte man tokie patinka, aišku, su kiaušinio, pusrytinis variantas. Bulvytės ir salatytės. Atrodo taip kažkaip labai valgykliškai, bet gal skanu bus, pasakysiu kaip. Na, žmonėlė gavo vištą keptą. Pasakysiu taip, maistas toks paprastas, dėl skonio nepasakyčiau, kad ypatingas, tiesiog pavalgyt nebrangus ir pavalgyt, ką žinau čia. Tiesiog, čia aš kaip įsivaizduoju tokia kaip angliška virtuvė, nes labai padavėjai kalba be akcento angliškai, gali būti, kad čia
Įvažiavę anglai savo kokį kavinę atsidarėm. Kas man patiko, tai kad be druskos, nes kadangi aš pamačiau, kaip dabar druska yra gamtoje, ant jos lyja, dulkės ir visa kita, nuo šios dienos nebevalgysiu druskos. Tai va, kad čia dabar super. Tai va, dabar ragaujam. Na va, dar žiūrėkit, gavau kokį cheesecake. Tasau komplektėlėje. Dienos pietus vadinasi. Šitą paragausim. Pasakysim, kiek balų. Na va, paskraidžiau su dronu. Lefa vienu žodžiu. Bus įdėsiu dar antros dienos filmukę gražių kadrų. Einam dabar link mašinos ir važiuosim ten dabar tokį, kaip bent jau iš Google žemėlapio panašu, kaip į Kuršių neriją, gal siauresnė tokia juosta į jūrą išeinanti ir su kitų Iškišolio krantų sujungianti. Nu, įdomus ten toksai. Įdomi vieta turėtų būti ten gražūs kadrai. Gal ten ir baigsim savo kelionę. Čia dar nuo šitos vietos gal 16 km. Ten turėtų būti kažkas gražaus. Išlipom čia va pakeliui. Šiaip važiavom, kur į tą labai graži vieta. Čia va toks kelias padarytas, kai tik tarp vandens, dvi juostos. Ir kas man patiko, tą kelią iš abiejų pusių pėstiesiant pasivaikščioti, nes čia šitose telkiniuose čia matyt gal irgi druskingi kažkokie telkiniai ir juose flamingai ten pakeliui matėme gražių flamingėlių. Tai dabar vat išlipome, einam pasižiūrėti, vėjas toksai, nežinau ar čia labai girdėsios per tą vėją. Nes tas didžėjus mane pavedė kažkaip, nežinau, negaliu aš jo supeirinti normaliai, tai susipeirina, išjungiu, vėl atsipeirina ir negaliu prisijungti, nežinau, gal aš jau per senas technologijams. Okay. O, matosi, toj, prieisim, parodysiu, ar įdomu matysis. Čia aš. Nieko daugiau neradom, kažkaip galvojau pravažiuosim, o čia kažkokie tokie yra pastatyti. Oi. Vienu žodžiu, nepravažiavom. Čia tas pusiasalis gražus, paukščius pafotkint, bet kiaurai nepravažiuosi. Ten paskui su laivu reikia plaukti arba pavažinėti toli. Tai kaip ir šios dienos kelionė turbūt jau baigėsi. Dabar iš lėto tuo keliuku gražiu va, grįžtame atgal. Ir eisim namuose ten persirengti ir turbūt eisim pasivaikščioti pajūriu pas save. Tai va, ši diena kaip ir sėkmingai užskaityta, baigta. Ir kiek fazanų. susitiksime vėliau fazanų. Ne fazanai ten, flamingai. Flamingai, net ar pasakiau. Pažiūrėk, kiek čia daug. Kiek daug. Žiūrėvi. Nestosim. Galima sustoti. Nestosim. Neturim pasiruošę flamingam fotografuoto objektyvo didelio. Žmona įpyko, įtūžo, kad flamingų nepamatysim. Gerai, tai susitiksime vėliau. Sustojam čia. Išlipom tos palmės, pasistatėm mašiniuką. Pasigrožėsim, čia irgi kažkoks kurortinis miestelis.
Šunų dramos kažkokios prasidėjo. Vienu žodžiu. Čia deginasi kažkas tai. Smėlio vaikai, va, čia kažkokia tai kaip druskinga matyt maudytis, čia nelabai gal. Kaip tu galvoji, ar čia jūra? Nu, jachtos stovi, tai gal čia nedruskinga ten tas kažkokia tai, reikia ant žemėlapio pažiūrėti aplamai, kai čia gal jūra. Čia pliažas, nu jo, pliažas. Kaip jūs galvojate, lietuviai, piliečiai, tautiečiai, ar apsimoka investuoti Ispanijoje pinigus, jeigu atvažiuoji tik tai mėnesį pasiilsi? Gal kas jau turi čia nusipirkęs, parašykit komentarą. Ar geriau, jeigu atvažiuoji išsinuomot mėnesį ar 2 per metus, ar nusipirkt? Kaip galvojat?